Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Sveiki, šiandien apžvalgoje naujausias pirmasis šių metų Apple telefonas iPhone 16e. Tai penktasis iPhone 16 serijos modelis sukurtas su naujausiamis technologijomis ir pažangiausiais sprendimais už ypatingai patrauklią kainą. Pažiūrėkime detaliau, ką jis siūlo naudotojams. Pirmiausia, dizainas. iPhone 16e galima rinktis iš dviejų elegantiškų matinės apdailos spalvų – klasikinės juodos ir prabangios baltos. Jo 6,1 colio Super Retina XDR OLED ekranas užtikrina ryškų ir detalų vaizdą, puikiai tinkantį žiūrėti filmus, žaisti žaidimus ir naršyti internete. Reikėtų paminėti, kad Apple tęsia savo tvarumo iniciatyvas. 30% iPhone 16e korpusą sudaro perdirbtos medžiagos, o pakuotė pagaminta iš pluoštinių ekologiškų medžiagų. 6,1 colio dydžio ekraną dengia Ceramic Shield stiklas, kuris apsaugo nuo įbrėžimų ir skilimų, o IP68 atsparumo klasė reiškia, kad telefonas yra atsparus vandeniui, dulkių poveikiui ir netgi atsitiktiniams panardinimams į vandenį. iPhone 16e viduje slepiasi tikras galios monstras – naujos kartos A18 lustas. Jis užtikrina ne tik sklandų darbą, bet ir itin mažas energijos sąnaudas. Procesorius leidžia be vargo naudotis net ir pačiomis sudėtingiausiomis programomis bei žaidimais. Kalbant apie bateriją, reikėtų paminėti, kad iPhone 16e turi vieną ilgiausiai veikiančių baterijų tarp 6,1 colio iPhone modelių. Lyginant su iPhone 11, naujasis modelis veikia net 6 valandomis ilgiau, o su iPhone SE serija net 12 valandų ilgiau. Įkrovimas taip pat tapo patogesnis. iPhone 16e palaiko belaidį įkrovimą ir turi USB-C jungtį, leidžiančią lengvai prijungti įvairius priedus. iPhone 16e turi ir naują Apple C1 modemą, kuris palaiko ne tik 5G ryšį, bet ir palydovinės funkcijas. Tai reiškia, kad pagalbos kelyje funkcija, SOS pranešimai ir kitos saugumo priemonės veiks net tada, kai nėra jokio mobiliojo ar Wi-Fi ryšio. Dar vienas svarbus aspektas – iPhone 16e palaiko lietuvių kalbą, kaip ir visi iPhone modeliai su iOS 18. Šis telefonas užtikrina pilnavertį lietuviškos sąsajos palaikymą, todėl naudotis juo bus dar patogiau visiems Lietuvos naudotojams. O dabar vienas svarbiausių aspektų – kamera. iPhone 16e aprūpintas 48 megapikselių Fusion kamera, kuri leidžia užfiksuoti itin detalius kadrus. Pridėti specialūs režimai tokie kaip naktinis ir portretas užtikrina kokybiškas nuotraukas net ir prastame apšvietime, o 2 kartų optinis priartinimas leidžia priartinti objektus neprarandant vaizdo kokybės. Priekinė True Depth kamera su automatiniu fokusavimu puikiai tiks asmenukėms ir Face ID funkcijai. Dabar veido atpažinimas veikia dar greičiau, leidžiant atrakinti telefoną, prisijungti prie programėlių ar patvirtinti mokėjimus akimirksniu. Vienas didžiausių iPhone 16e privalumų – Apple Intelligence sistema. Tai dirbtinio intelekto asistentas, kuris padeda organizuoti užduotis, analizuoti informaciją ir net siūlyti asmeninius sprendimus, atsižvelgiant į jūsų įpročius. Svarbu paminėti, kad ši funkcija bus prieinama nuo balandžio mėnesio ir pradžioje veiks tik anglų kalba. iPhone 16e kainos atžvilgių prieinamiausias modelis. Naujausioje iPhone serijoje išlaikantis visus pagrindinius Apple flagmanų privalumus. Jis prieinamas 128 GB ir 256 GB versijomis, o Varlė LT įsigyti jį galima tiek už pilną kainą, tiek ir išsimokėtinai. Tiems, kurie ieško patikimo ir pažangaus telefono, 2025-iesiems iPhone 16 yra protingas pasirinkimas už protingai sąžiningą kainą. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.